Labas rytas. Matot, sėdim traukinukė. Patenkinti. Važiuojam į Tadž Mahalą. Ganėtinai sėkmingai pasikrovėm į traukinį, nieks nekniso proto. Atėjom, atsisėdom. Nieks nebuvo prisikabinęs, žiauriai galvojau, kad kabinės, bet nieko, viskas tvarkoj. Viskas labai tvarkingai įvyko. Sėkmingai važiuojam, porą valandų turėtume būti Agroj ir varysim į Tadž Mahalą žiūrėti. O dabar apžvelgime traukinio tualetą. Indiško traukinio tualetą. Kaip matot, atrodo taip. Bam, skylutė. Nežinau, kaip čia viskas girdis. Čia neatrodo labai švarus, bet kvepiantis. Net nesmirda, absoliučiai. Visiškai nesmirda. Ir biški karšta yra čia. O šiaip mes važiuojam, turim tą su oro kondicionierium. Tai bėdos nėra. Tai va, toksai tualetukas indiškas. Per langą nieko nesimato. Ir dildam, buldam, 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 buldam. Prašom duoti dabar interviu, kaip jums Agra. Oi, nemačiau, ką mikrofonas. Įspūdis pirmas, tai baisus. Baisiai graži, aš sakyčiau. Baisų žmonės. Dar nemačiau grožio, gal bus graži paskui. Gamtos nesimato iš vis. Mižalai smirda aplinkui. Visi tik tai šneka, kad Tadž Mahalas. Bet kokio miesto yra tas Tadž Mahalas, tai nieks nesako. Čia yra vienas baisesnių miestų. Siaubas. Dar nebuvo? Ne, ten, kur mes gyvensim dar. Yra taip, iš Google Maps'o pasirodo, ta gatvė nebloga. Bet šiaip, tai kiek žiūrėjau, tai nieks nerekomenduoja iš vis net lysti į miestą tenai, nes ten nieko nėra. Tai mes tikriausiai taip ir darysim, nes nenorim dėmesį traukti ten jau tų vietinių. Nes jau biški užknasi. Dabar prie viešbutuko būsim greit ir bandysim įsičekinėti, nors dar žiauriai anksto, tai vyr gali leis. Ir turėsim Tadž Mahalą po pietų tik tai. Bilietus turim nusipirkę. Tai va, tai tikriausiai jau susitiksim viešbučio priėmimajame arba kambarį. Parodysim, kokį pasiėmėm stebuklą. Net nežinau, kiek mokėjau. Kad 20-30 svarų. Tai turiu žvaigždutuko viešbutį. Įsičekininome viešbutį 11 valandą ryto, labai gerai. Priėmė. Nu va, parodysim dabar viešbutansą. Tualetas svarbiausias dalykas ir tualetas, pelė, kur be apsistoji. Va toksai. Telefonas yra. Gali telefoną nesinešti. Čia yra jau telefonas padėtas. Savo nereikia nešti su tualetą. Ir kambarys, o toks. Kondicionierius, kas čia dar yra. Distancinė. Lova, dvigulė. Šaldytuvas, pažiūrim, ko jo šaldytuve. Visiškai nieko. Yra kavos biškai atsigerti, vandenuko, kažką. Seifs yra. Ir svarbiausias dalykas
Vaizdas į Tadž Mahalą. Va tau ir taip. Tokį turi vaizdą į Tadž Mahalą. Super, fantastika. Ką tu gali žmogus geriau norėti? Tokį vaizdą turėdams gali ir mirti. Spūdinga. Darom ekskursiją po savo viešbutuką. Bandysim pamatyti Tadž Mahalą nuo stogo. Ajajaj, čia kažkas jau bijo, matau. Čia gali šokinėti baseiną nuo to. Toksai, va. Miesto Paranama atsiveria. Einam žiūrėti, ką mes čia pamatysim. Ar nepamatysim? Kur tas Tadž Mahalas yra? Va, va. Pasimatė. Štai ir jis. Pasaulio stebuklas. Čia turėtų vakarą viskas pradėti veikti, nes dabar yra 40 laipsnių. Wow. Nei daug, nei mažai. Nu va, atėjom vėl į Tadž Mahalą. Oi, siaubas. Aš tik neišpasakytų 41 laipsnių. Patys pietų metas. Viską atėmė. Susinervinau eilinį kartą, blemba. Neleido tas kameras susinešti nieko. Tripodų neleidžiu pasiimti. Tai kamerą valgys negalais įsinešiau, sakau, kuom skiriasi kamera nuo telefono. Sakau, lygiai abi tą pačią funkcijas atlieka. Nu tai gerai, tripodų, sakau, negalim neštis ir mikrofoną negalim neštis. Ko mikrofonas ir nusikaltęs, aš nežinau. Na, čia nenorėčiau. Su savo nesąmonėm. Tai parodysiu to, įeisime Tadž Mahalą. Šiaip neblogai, čia viskas atrodo. Esu vis šlapis galus, pasipyliau su vandenį, nes baisiai yra gauti saulės smūgį. Einam žiūrėti Tadž Mahalą. Tadž Mahalas yra mauzoliejus, tam tas vienas savo pastatė savo žmonai ir kam jis čia. Vienas iš pasaulio stebuklų, šiuolaikinių pasaulio stebuklų. Einam apžiūrėsim. Žmonių šiaip nėra daug. Bele kur kitur, sakyčiau, daug, bet tikrai ne čia. Čia tai iš vis yra tuščia, galim sakyti, nes yra mums dar gerai. Kuo mažiau žmonių, tuo geriau. Viskas, atėjom. Fotosesijas vyksta pilnu pajėgumu. Gražu. Pasidarėm fotosesiją. 1000 atsibašliavom. Dabar galime eiti iš arčiau pažiūrėti. O Dieve, blemba gerti, tai nieko neturim. Gerai einam. Tadž Mahalas. Už to kaip ir filmuoti nebegalim ligone. Rašo. Na dar čia nusifotkinam. Šiaip žmonių, ganėtinai normaliai. Gerai, viskas, einam pasivaikščiosim iš arčiau. Pasigrožėkit dar paskutinį kartą. Ir bus viskas, Tadž Mahalas padarytas. Upė užteršta, prišiukšlinta. Taip ir turi būti. Taip ir yra.
Šiaip viduj tai neleido nieko filmuoti, fotografuoti. 200 rūpijų kainavo įeiti į vidų. Nieko nėra ten viduj. Kažkokie 2 karstai uždengti. Net nesuprasi, kas ten ar karstai, ar ten kažkokie. Tai aš manau, kad ten karstai labai daug. Grožį ten kažkokia nėra. Įeiti gali nebent, jeigu nori atsivesinti. Nes žiauriai karšta. Čia labai gerai, tokį laiką ateiti, bet nes nėra žmonių. Pradės, manau, čia kokią 4-5 valandą, 6. Atrodo šiek kitaip viskas. Dabar žmonės pradės lysti lauką. Dabar tai gali mėgauti ramybę. Tai va toks tas Tadž Mahalas. Trenktis pusę pasaulio vien dėl jo tikrai neapsimoka. Jeigu esi čia vietai, nuvažiuoti gali pažiūrėti. Bet planuotis keliones dėl šito objekto, tai tikrai nepakar. Kažkur pro šalį važiuojat, Indijai keliaudami užsukit. Aš gal nesuprantu. Baltas gražus pastatas, viskas. Pamatėjai ir pamiršai.